Labadiena, aš esu Skaidrė Paulauskienė, šeimos gydytoja, medicinos mokslų daktarė, vidaus ligų šeimos medicinos ir onkologijos klinikos lektorė. Šiandien kalbėsime apie anemiją šeimos gydytojo praktikoje. Šiandien savo paskaitoje noriu atkreipti dėmesį į dažnesnės šeimos gydytojo praktikoje pasitaikančias anemijų rūšis ir pabrėžti labiau praktinius anemijos diagnostikos ir gydymo aspektus. Taigi anemija tai iš tiesų yra patologinė organizmo būklė, pasireiškianti sumažėjusių kraujo gebėjimo aprūpinti audinius deguonimi dėl sumažėjusio hemoglobino ir arba eritrocitų kiekio kraujo tūrio vienete. Kiek tai yra aktuali problema? Iš tiesų, moterys anemija serga dažniau negu vyrai. Dažniausia iš visų mums žinomų anemijų rūšių yra geležies stokos anemija ir ypatingai nuo jos kenčia iki 40% kūdikių labiau besivystančiose šalyse, kas 4 paauglys ir kas 10 vaisingo amžiaus moteris. Antra pagal dažnumą yra lėtinių ligų anemija. Deja, ji dar per retai diagnozuojama ir gydoma. Kas 3 nėščioji taip pat patiria mažakraujystę nėštumo metu. Kadagi anemija yra diagnozuojama? Remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos kriterijais, pagal hemoglobino koncentraciją kraujo tūrio vienetą, vyrams ir moterims po menopauzės hemoglobinas mažiau negu 130 gramų litre yra būdingas anemijai. Vaisingo amžiaus moterims mažiau negu 120 gramų litre, nėščiosioms priklausomai nuo trimestro, 1 ir 3 trimestrą mažiau negu 110, o 2 mažiau negu 105 gramai litre. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į kūdikių bei vaikų hemoglobiną ir į tai, kokį kraują tyrėme, nes normos ribos yra skirtingos. Kapiliarinėme kraujyje anemija yra įvardinama, kuomet matome hemoglobiną mažiau 120 gramų litre, o veninėme kraujyje mažiau 110 gramų litre. Norėčiau priminti vieną fiziologinį vaikų ir kūdikių aspektą. Pusės metų amžiaus kūdikis patiria fiziologinę mažakraujystę, kuomet jo hemoglobinas nukrenta iki 110 gramų litre. Anemija skirstoma į sunkumo laipsnius. Suaugusiems ir vaikams jie yra šiek tiek skirtingi, bet jų išmanimas ir žinojimas padeda gydytojui apsispręsti, kiek intensyviai gydyti ir kaip ilgai reikės gydyti anemiją. Ar jau taikysime kraujo transfuziją, ar gydysime peroraliniais medikamentais ir kuo sunkesnė anemija, tuo gydymo trukmė paprastai būna ilgesnė. Anemija visumoje vystosi vienu iš 3 galimų mechanizmų. Pirmasis yra ūmus arba lėtinis kraujavimas, žinoma, ilgainiui jis gali sukelti ir nepakankamos gamybos anemiją. Antrasis kelias yra nepakankama eritrocitų gamyba kaulų čiulpuose. Na ir trečiasis – padidėjusi eritrocitų destrukcija arba kitaip vadinama hemolizė. Dažnas gydytojas teisingai įvardintų visus anemijai būdingus simptomus. Jie iš tiesų yra nespecifiniai. Anemija neturi savo vienintelio būdingo simptomo. Jie vystosi pirmiausia dėl audinių hipoksijos ir dėl mūsų organizmo funkcinių sistemų atsako į hemoglobino sumažėjimą. Tai yra ir širdies plakimas, dusulys, patologinis nuovargis, silpnumas, sunkesnis fizinio krūvio toleravimas, bet pagrindiniai simptomai siūloma laikyti širdies plakimą bei dusulį. Svarbu atsiminti, dirbant savo kasdienėme darbe, kad lengvo laipsnio anemija dažniausiai būna besimptomė. Apžiūrint pacientą, ko galėtumėme tikėtis, dažnas gydytojas anemiją sieja su matomu blyškumu. Egzistuoja keletos kūno vietų blyškumas, tai akių junginės, delnų raukšlių, veido, nago guolio srities, tačiau visgi labiausiai siūlytina atkreipti dėmesį į akių junginės ir delnų raukšlių blyškumą. Na, o kitų sričių blyškumas nėra naudotinas ir nėra naudingas vertinimui. Žinoma, jeigu apžiūrint pacientą nematome jokių tikėtinų anemijos požymių, tai dar nepaneigia anemijos diagnozę. Dėl to labai svarbu yra atlikti profilaktiniu tikslu epizodiškai bendrą kraujo tyrimą. Taigi, bendras kraujo tyrimas būtinas, jei pacientas išsako anemijai būdingus skundus arba jeigu yra junginių ar plaštakų raukšlių blyškumas. Norėčiau aptarti keletą pagrindinių ypatumų anemijoms būdingų. Kaip minėjau, geležies stokos anemija yra dažniausia. Noriu priminti rizikos kontingentą. Visų pirma, tai yra kūdikiai ir vaikai iki 2 metų amžiaus. Dėl to, kad nuo pusės metų rekomenduojamas papildomas vaiko primaitinimas, papildomų maistų, dažnai čia pasitaiko tėvų įvairios interpretacijos ar galbūt ne visiškai teisingų gydytojo rekomendacijų, todėl šis amžiaus grupė priskirtina rizikos kontingentui. Taip pat paaugliai, ypatingai brendimo metu mergaitės, vegetarai, inkstų ligomis sergantys,
Žinoma, nėščiosios ypatingai paskutinį trimestrą arba kuomet nėštumai seka vienas paskui kitą ir yra maži tarpai tarp nėštumų, taip pat žindymas. Esant lėtiniam kraujo netekimui, čia galėtų būti ilgos arba gausios mėnesinės, hemorojus, skrandžio arba dvylikapirštė žarnos opa, na ir vyresnio amžiaus žmonės. Visų pirma, dėl dantų ir kramtymo problemų jie atsisako tam tikrų maisto produktų ir ypač mėsos. O taip pat šiame amžiuje egzistuoja žarnyno bei skrandžio gleivinės atrofija, prašiau pasisavinami maisto produktai, dėl to ši grupė žmonių taip pat priskirtina rizikos kontingentui. Taigi savo darbe reikėtų nepamiršti šių asmenų. Antroji pagal dažnumą yra lėtinių ligų anemija. Jis yra dažniausia normocitozės priežastis, tai yra kas 10 seno amžiaus žmonių problema, kas 3 onkologinio ligonio problema. Kuomet galėtumėm tikėtis šios anemijos vystymosi? Tai visų pirma, esant tokioms ligoms kaip inkstų funkcijos nepakankamumas, kepenų ligos, pavyzdžiui, hepatitas, jungiamojo audinio ligos kaip sisteminė raudonoji vilkligė, reumatoidinis artritas, o taip pat lėtinės infekcijos, bakterinis endokarditas ir živ, bei endokrinopatijos, tai yra Adisono liga ir skydliaukės ligos. Skirtingai nuo geležies stokos anemijos, čia egzistuoja visiškai kita patogenezė. Kraujyje stebim sumažėjusią geležies koncentraciją, tačiau geležies atsargos yra adekvačios ir pakankamos. Yra sutrikusi geležies reutilizacija, tai yra pakartotinė geležies panaudojimas. Kokiegi patogenezė? Prieš laiką yra eritrocitai, visų pirma dėl sumažėjusio gyvavimo laiko, nes juos ardo aktyvuoti makrofagai ligos metu. Taip pat geležies retencija makrofagose, taip vadinami makrofagų spastai vystosi. Sumažėjusi eritrocitų produkcija dėl kaulų čiulpose neadekvačios anemijos į eritropoezės atsaką, tai yra eritropoetino poveikyje neadekvačiai pasigamina pakartotinas jų kiekis. Taip pat lėtinės ligos metu veikia įvairiovė citokinų, tai irgi slopina kaulų čiulpus, na ir finale mažėja baltymų sintezė, sumažėja eritropoetino gamyba. Ką reikėtų atsiminti gydytojui praktikui apie šios rūšies anemiją? Anemija pasireiškia pagrindinės ligos fone, tačiau jinai vėluoja maždaug mėnesių 3 lyginant su lėtinės ligos išsivystymu. Jinai progresuoja ir paprastai stabilizuojasi hemoglobinui sumažėjus maždaug iki 90 gramų litre. Nebejotinai egzistuoja koreliacija tarp uždegimo rodiklių, kiekio ir anemijos sunkumo laipsnio. Na ir lėtinės anemijos buvimas asocijuojasi su prastesnė prognozė pagrindinės lėtinės ligos atžvilgių, taigi šią anemiją būtina nustatyti ir gydyti. Norėčiau pademonstruoti esminius diagnostikos rodiklius, kuriais remiantis galėtumėm šias 2 dažniausias anemijas diferencijuoti. Atkreipčiau dėmesį, kad MCV rodiklis, tai yra bendrajam kraujo tyrime matomas vidutinės ląstelių tūris, yra lygiai taip pačiai sumažėjęs arba gali būti normalus abiejų anemijų atveju. Taip pat kaip ir serumo geležies kiekis, jis sumažėja abiejų anemijų metu. Tačiau matom skirtumą pagal feritino kiekį. Feritinas rodo geležies atsargas kraujyje ir kuomet geležies stoka egzistuoja, jis sumažėja, paprastai mažiau 30 mikrogramų litre, na, o esant lėtinių ligų anemijai, jis būna normalus arba padidėjęs. Taip pat skiriasi transferino kiekiu, tai yra baltymų, kuris perneša geležį kraujyje. Matome geležies stokos anemijos metu padidėjusi eritrocitų išsibarstymą arba taip vadinamą RDV rodiklį. Tai būtų esminiai kertiniai dalykai, kuriuos galėtų šeimos gydytojas palyginęs tarpusavyje įsivaizduoti, su kokia anemija vis dėlto turim reikalų. Apie B12 stokos anemiją norėčiau pabrėžti tokius praktinius dalykus. Gali būti bendras kraujo tyrimas visiškai nepakitęs, ko net trečdaliui pacientų, nors iš tikrųjų vitamino stoka egzistuoja ir galbūt netgi pacientas išsako ir neurologinius simptomus, kurie yra būdingi šiai anemijai. Ir galimas priešingas variantas. Greta anemijos stebėsime ir leukopeniją, trombocitopeniją arba galbūt net pancitopeniją. Taigi, noriu priminti, kokie neurologiniai simptomai vystosi šios anemijos atveju. Jai būdinga yra simetrinė periferinė neuropatija su ataksija ir parestezijom. Ir pirmiausia, sutrinka gilieji jutimai, tai yra vibracijos sutrikimas. Kokiagi pacientų grupiai galim tikėtis šios anemijos vystymosi? Tai yra autoimuninių gastritų sergantys asmenys, nes gaminasi autoantikūniai prieš parietalinės skrandžio ląsteles arba kastlio faktorių, kurie palengvina vitamino B12 rezorbciją iš skrandžio. Taip pat asmenys po gastrektomijos arba kuriems yra suformuotos skrandį aplenkiančios jungtys, o galbūt yra rezekuota klubinė žarna arba asmuo serga Krono liga. Taip pat yra dar viena pacientų grupė,
kuri yra jautri B12 vitamino stokai, tai yra asmenys vartojantis kolchiciną, etanolį, neomiciną, metforminą ir protonų pompos inhibitorius. Jeigu tokį pacientą nusiųstumėme endoskopiniam tyrimui, būtų randama paprastai skrandžio dugno srities gleivinės atrofija arba galbūt netgi skrandžio karcinoma. Reikėtų atsiminti, kad tyriant vitamino B12 kiekį kraujyje, galimas klaidingai mažas kiekis nustatomas, kuomet kartu egzistuoja ir folatų trūkumas, galbūt yra nėštumas arba naudojami peroraliniai kontraceptikai. Yra ir priešinga situacija, kuomet kiekis gali būti klaidingai normalus. Tai yra mieloproliferacinių ligų metu, kepenų ligų metu ir bakterijų pertekliaus sindromo atveju. Viena iš diagnostinių priemonių galėtų būti antikūnių nustatymas prieš kastlio faktorių. Kadagi konstatuosim vitamino trūkumą kraujyje, tai yra kuomet jo kiekis yra mažesnis kaip 100 pikogramų mililitre. Jeigu gaunam ribinės vertės, tai yra tarp 100 ir 300 pikogramų mililitre, rekomenduojama atlikti homocisteino ir metilmaloninės rūgšties tyrimą. Šie tyrimai, žinoma, sudėtingiau prieinami šeimos gydytojui ir galbūt būtų terapinių skyrių ir hematologinio skyriaus prerogatyva. Folatų trūkumas. Folatų stokos anemija vystosi paprastai nepakankamai gaunančios medžiagos iš išorės, ypatingai vartojant alkoholį gana gausiai, arba esant padidėjusiam poreikiui, tai yra sergant psoriazę, esant nėštumui arba lėtiniai hemolizei, sergant leukemija. O taip pat ir pacientam, kurie nuolat ilgą laiką vartoja tokius vaistus kaip metotreksatas, fenobarbitalis, sulfasalazinas ir trimetoprimas. Šios medžiagos kiekis kraujyje sumažėja paprastai per kelias dienas, nevartojant pakankamai, nepaisant normalaus jo kiekio audiniuose. Paskyrus gydymą, tai turi diagnostinę reikšmę. Ir rekomenduotina prieš paskiriant gydymą folatais nustatyti pacientui tuo pačiu ar nėra ir B12 stokos, nes dažnai šios būklės eina kartu. Apibendrinant paskutinės dvi mano minėtas anemijų rūšis, tai yra B12 stokos ir folio rūgšties stokos, kurios priskirtinos makrocitinių anemijų grupiai, ypatingai pabrėžtina anamnezės svarba. Tai yra alkoholio vartojimas, nėštumas, tam tikri vaistai paciento vartojami, lėtinė hemolizė, deskvamacinės ligos ir malabsorbcija dėl lėtinių žarnyno ligų. Reikėtų ypatingai atkreipti dėmesį į šias aplinkybes. Dar viena gana didelė anemijų grupė, tai yra hemolizinės anemijos, kuomet eritrocitai suyra ir organizmas stengiasi kompensuoti ir pagaminti iš naujo eritrocitus, jos priskiriamos hiperregeneracinių anemijų grupiai. Klinikinis pasireiškimas labai priklauso nuo priežasties, nes jos yra įvairios ir pacientai gali būti tiek asimptominiai, tiek su itin prasta savijauta. Tačiau priežastį hemolizės patikslinti yra būtina, tai yra svarbu gydymo ir prognozės atžvilgiu. Noriu priminti, kad hemolizė egzistuoja dviejų rūšių – intravaskulinė ir ekstravaskulinė. Tai intravaskulinė, kuomet eritrocitai suardomi čia pat cirkuliacijoje, o ekstravaskulinė tai blužny, kepenyse, limfmazgiuose ir kaulų čiulpuose. Egzistuoja keletą kraujo ir šlapimo rodiklių, kurie padeda diferencijuoti šias dvi anemijų rūšis, tačiau tai vėlgi labiau būtų galbūt taikytina ne šeimos gydytojui, o terapiniams ir hematologiniams skyriams. Kągi gali šeimos gydytojas įtardamas hemolizinę anemiją? Visų pirma, tai paskirti pacientui du rodiklius. Tai yra laktadehidrogenazės kiekį ir netiesioginio bilirubino kiekį kraujyje. Hemolizės atveju šie abu rodikliai būna padidėję. Norėčiau paminėti keletą priežasčių, kurios galėtų sukelti hemolizę. Tai ekstravaskulinė, tai jinai vyksta dėl autoimuninių principų veikiančių šilumos antikūnių, dėl hipersplenizmo būsenos arba galbūt po transfuzijos vystosi uždelsta hemolizinė reakcija. Intravaskulinė vystosi dažniausiai vėlgi autoimuninių principų dėl šalčio antikūnių arba ūmios hemolizinės transfuzijos reakcijos metu. Taip pat jeigu pacientai turi protezuotą vožtuvą arba galbūt yra tam tikros specialybės atstovai, kuriems tenka dažnai žygiuoti ir vystosi taip vadinama maršo hemoglobinūrija. Ir keletą įgimtų defektų eritrocitų, tai yra gliukozės 6-fosfadehidrogenazės fermento trūkumas bei hemoglobinopatijos, tarkim pjautuvinių ląstelių anemija. Maliarija ir gyvatės įkandimas taip pat sietinis su hemolizės vystymusi. Esant fermentų trūkumui, įgimtai fermentopatijai, eritrocitai tampa jautrūs oksidaciniam stresui ir šeimos gydytojas paskyręs vaistus pacientui tokius kaip sulfonamidai, nitrofurantoinai, gali stebėti, kad iš tiesų pradeda mažėti hemoglobino kiekis. Taip pat čia svarbios ir infekcijos bei tam tikri vartojami maisto produktai, pavyzdžiui, pupos. Pirmoje paskaitos dalyje aptarėme anemijų aktualumą.
diagnostikos kriterijus ir dažniausių anemijų ypatumus.